Dabar čia, Lankeliškėse, profesionali muzikantė, kurios pasiekimai bei vertinimai kalba patys už save. Tai tikriausiai akademinės muzikos atstovė, kurios sąsajos su Vilkaviškio kraštu ypatingos. Ugnė kurį laiką komponavo broliams saksofonininkams Povilui ir Rapolui kilusiems iš Vilkaviškio krašto. Dabar Ugnė komponuoja Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje besimokančiam Kristupui, kuris taip pat kilimo iš Vilkaviškio. Ugnė dalinasi geriausiais įspūdžiais apie savo antrokę mokinukę Estelą ir jos šeimą, kuri praėjusią vasarą dažnai vasaros šeštadienius leisdavo būtent Vištyčio muzikos pakrantėje. Ugnė taip pat dalinasi nuoširdžiais įspūdžiais apie savo mokinę Gabiją, kurios specialybė džiazinis dainavimas, o Gabijos mama Rūta dirba Vilkaviškio muzikos mokykloje. Šiandien Ugnė komponuos Renatai Varnagirytei. Renata, atlikėja, sopranas, aktyviai koncertuoja, rengia klasikinės bei populiariosios muzikos programas, ypatingai daug dėmesio skiria sakralinės muzikos koncertams bažnyčių erdvėse. Renata mokėsi ir studijavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijoje, turi bakalauro ir magistro laipsnius, šiuo metu dirba Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Renata 2023 metais tapo muzikos sąjungos nare, jai suteiktas meno kūrėjo statusas. Renata baigusi studijas vokalų subtilybės tobulino meistriškumo kursuose, kur žinių sėmėsi iš žymiausių Austrijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Lietuvos, Serbijos bei Vokietijos vokalų pedagogų ir dirigentų. Renata yra dalyvavusi tarptautiniuose konkursuose Ispanijoje, Lietuvoje, Austrijoje, Serbijoje, kur laimėjo pirmasis vietas. Vienu žodžiu, galima vardinti. Scenoje Ugnė Barisaitė ir Renata Varnagirytė. Be jokių ilgų kalbų, be jokių ilgų įžangų, Viljamas Gomesas, Ave Marija. Sveika, Marija. Llena eres de gracia.
ir Algimantas Baltakis savo dainoje Vakaro malda. Ramybės, o
klasika. Giacomo Puccini parašė operą Gianni Schicchi. Ir ten yra turbūt, manau, kad visiems puikiai žinoma arija O mio bambino caro. Arfa, bosinis trombonas ir vokalas. Tai čia, žinokit, pasaulyje taip nebūna. See
Renata Vardalytė, sopranas, Viktorija Smailytė, arfa. Ir